Sveiki. Koks jūsų vardas? Greta. Aš esu lietuvių kalbos mokytoja Ernesta. Mano vardas yra Ligita. Mano vardas Lina. Sveiki, mano vardas Dovilė. Jolanta. Sveiki, esu Rūta. Ramonė. Aš esu Vesta. Auksuolė. Asta. Vilma. Reda. Audronė. Justas. Kokį dalyką dėstate? Etika ir gyvenimo įgūdžius. Šiuo metu dėstau anglų kalbą ir finansinį raštingumą. Dėstau lietuvių kalbą ir literatūrą. Geografiją ir gamtos mokslai. Chemiją ir technologijas. Lietuvių kalbą ir literatūrą. Dėstau fizinį ugdymą. Moko muzikos. Informatika. Fizinis ugdymas. Anglų kalba. Matematika. Šokį. Istorija. Kiek metų jau dirbate kaip mokytoja? O, 30 turbūt vieneri. Dirbu virš 20 metų. 20 kažkur 5 gal jau. Metų dirbu visai nemažai, tačiau vien šaltinėje dirbu daugiau negu 7 metus. Kaip mokytoja dirbu 2 metai. 3. 26 metus jau dirbu. 31, man atrodo. Kaip mokytoja dirbu 30 metų. Antrus metus tik tai. 31. 35. Kaip mokytojas 8. Eina 4 metai. 4. 5. Kas įkvėpė jūs tapti mokytoja? Aš visada sakiau, kad mokytoja nebūsiu, bet atsiradus progai pabandyti save šitose klumpėse, man labai patiko, pati save nustebinau ir taip atėjo suvokimas, kad visgi noriu eiti šito keliu. Meilė istorijai. Meilė vaikam. Gal man labai patikdavo mokyti, kitus pamokyti. Mažutę žaisdavau žaidimus, susisodindavau lėlės visas aplinkui ir man patiko mokyti, aš mylėjau vaikus labai. Tiesiog nuo mažumės labai mėgau žaisti mokyklą. Bet tiesa, kai žaisdavau, vaidindavau, ta prasme, matematikos mokymą. Kas jums labiausiai patinka dirbant mokytoja? Man patinka mano mokiniai, nes jie neleidžia man pasenti, jie mane visą laiką nuramina, užkuria, suteikia energijos, kad niekada nepasensti, nes nėra laiko, nes visą laiką jaunų žmonių būryje. Man labiausiai patinka bendrauti su vaikais. Iš tikrųjų, žmogus, kuris bendrauja su vaikais, tai visada yra labai jaunatviškas. Norėčiau tokia visada ir išlikti. Man patinka, kad nėra monotonijos. Kiekvieną dieną ateini į darbą ir nežinai, kas tavęs laukia, nes scenarijus, kad ir kokį tu jį susikurtum, kiekvieną dieną pasikeičia ir nenuobodu. Tiesiog labai įdomu ir smagu. Ką apie jūs sužinoję jūsų mokiniai nustebtų? Manau, niekos nebenustebintų per tiek metų darbo. Manau, nustebtų, kad moku gražiai šokti. Kad mėgstu dainuoti karaoke. Ką veikiate laisvalaikiu? Keliauju, skaitau, bendrauju su žmonėmis. Šuniukai. Mėgstu laiką leisti su savo vaikais. Taip pat niekada nevengiu progos kur nors išlėkti su drauge kavos. Kas yra jūsų autoritetas? Mano autoritetas visada buvo mano mama. Tai žmogus, iš kurio aš labai daug išmokau gyvenimiškų pamokų ir žmogus suformavęs mano labai stiprų vertybinį stuburą. Nežinau, aš toks be autoritetų žmogus, nes kiekvienas žmogus kažką savy turi. Kai buvau jauna, toks ne autoritetas, bet, sakykime, mano žvaigždė buvo dainininkė Sandra, nes man jinai buvo labai graži. Bet šiaip, kad žavėčiaus kažkokiu vienu ypatingai žmogumi, šiaip gal myliu žmonės, visi faini. Autoritetų yra daug, bet iš tikrųjų vienas iš tokių įkvėpėjų turbūt buvo mano močiutė. O šiuo metu manyčiau, kad vienas iš įkvėpėjų yra mūsų direktorė. Direktorė. Jei nebūtumėte mokytoja, ko norėtumėte būti? Mokytoja. Ne vieną kartą apie tai galvojau. Gal vien tik žodis mokytoja nesakyčiau, šokio mokytoja sakyčiau. Kažkada netgi juokais su draugė kalbėjom, kokią specialybę galėtumėm pakeisti, jeigu nedirbtumėm šito darbo. Tai žinokit, tikrai neradau kitos specialybės šiai dienai. Tai ko gero ir neturėčiau ką keisti. Kokia įsimintiniausia akimirka, kurią patyrėte savo karjeroje?
ta karjera dar labai trumpa, bet tikriausiai pats smagiausias dalykas, kai tu matai žmogaus virsmą, kai galbūt iš pradžių tau buvo sunku su juo sutarti, o po to bendraujant, dedant tam tikras pastangas, tu matai, kad tas žmogus, keičiasi ir tai yra tavo pastangų dėka. Atgalinis ryšys. Atgalinis ryšys, kurį gaunu net ir dabar ir labai malonu, kai žmonės, kuriuos jau mokiau ar ne, nebėga gatvėje į kitą pusę, o sustoja pasilabinti. Gaunu labai nuostabių, gražių žinučių, laiškų, kartais labai slaptų, bet labai su giliomis mintimis ir su paskatinimu tokiu man viduje, ar ne, kad kaip dirbu, taip ir dirbčiau toliau. Kai sulauki gėlių iš mokinių, iš kurių negalėtumai to tikėtis, va tada ir yra įsimintiniausios akimirkos. Žinoma, buvo be galo daug. Kiekvieni metai yra įsimintini. Absoliučiai kiekviena diena įsimintina, nes darbas su žmogumi, su žmonėmis. Jo, man gal įsimintina, dabar iš to momento, tai kaip mokiniai suvokia, kad kažkur galbūt kažką netai padarė. Ir vienas mokinys pavasarį taip kažkaip piktai su manim kalbėjo ir šią rugsėjo 1 atėjo pas mane su gėlėm ir sako, mokytoja, aš tiek pavasarį prisibazarinau, visą vasarą galvojau, kad kažkokių nesąmonių jums pasakiau. Tai miela kažkaip taip. Ar mūsų metai užžinote, kad norite būti mokytoja? Dar ne. Ne. Tikrai ne. Tuo metu dar nežinojau, ko norėčiau būti, bet visuomet reikia drąsiai svajoti. Manyčiau, svajonės pildosi. Tikrai taip. Kokią gyvenimo pamoką tikitės, kad mokiniai išsineš iš jūsų pamokų? Būti paprastiems. Kad pažymys yra ne viskas. Tikriausiai mano patarimus. Klysti galima, svarbu mokytis iš savo klaidų ir jų nebekartoti. Išmoks laimėti, išmoks pralaimėti ir niekada nepasiduoti. Kad reikia nenuleisti rankų, jeigu ir nepasiseka, siekti savo svajonės. Atsakingumą, laiko vadybą, pareigingumo. Kad bus mokiniai gal labiau atsakingesni ir kažkiek drausmės, nes fizinio ugdymo pamokose jiems nešiu. Noras pažinti, atrasti ir nuolat keliauti ir tobulėti. Manyčiau, aš jiems būsiu geras pavyzdys ir jie norės lygiuotis ir, kaip sakant, mokytoją pralenkti. Tikiuosi, kad jie supras, kad gyvenime labai svarbu būti atviram, kad norint gauti reikia kažkiek ir įdėti. Ir manau, kad jie supras, kad visi yra geri, nėra blogų žmonių, tik tai reikia sugebėti tą savo gerąją pusę parodyti. Aš manau, kad labai svarbu yra tas bendradarbiavimas, kalbėjimasis, pagalbos prašymas, jeigu jo reikia, nebijoti, sakyti, klausti, net ir suaugusieji daug ko nežino ir kartais labai sunku pripažinti, jog kažko nežinai. Tai linkėčiau ir savo kolegoms, ir mokiniams, ir bendramžiams nebijoti sakyti, kad aš kažko nežinau ir klausti arba pasidomėti to plačiau. Ačiū. Ačiū.